Per 1 minuto e 30. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Europos Sąjungoje mes deklaruojame vartotojų, šiuo atveju pacientų sąmoningumo principą. Siekiame, kad iš dalies piliečiai patys būtų atsakingi už savo sveikatą. Tačiau mūsų visų, kaip politikų, pareiga apsaugoti pacientus nuo neteisingos, klaidinančios informacijos. Ta šiandieną ir darome. Kalbant apie visuomenės galimybės gauti informaciją apie vaistus, pasirodo, kad Europos Sąjungoje yra skirtinga situacija. Tampa nebeaišku, kuo skiriasi informacija nuo reklamos. Todėl remiu parlamento poziciją, kuri siekia aiškesnio informavimo ir reklamos sąvokų apibrėžimo. Svarbu, kad pacientas gautų patikimą objektyvią informaciją gimtąja kalba, kad ji būtų skirta ne tik specialistams, bet lengvai suprantama ir prieinama atsižvelgiant į pacientų poreikius. Nuo paslėptos reklamos turim saugoti ne tik pacientus, bet ir gydytojus, kadangi jų ryšys gydymo procese itin svarbus. Gyvename tokiu laikmečiu, kuomet nyksta sienos, laisvai judame ne tik mes patys, bet ir informacija. Todėl turime uždėti tam tikrus saugiklius, kurie užtikrintų Europos Sąjungos pacientų gerovę. Todėl sveikinu pranešėjų už puikų darbą ir tikiuosi, kad visi mes būsime sveikesni ir turėsime lengvesnę prieigą prie informacijos.